Bet matai, užvėlina viską. Tai jo, kokį 20 sekundžių turbūt jeigu ne. Fainas šuniukas, ar ne? Rašo, koks fainas šuniukas. Bet jis ir komandų klauso. Jo. Bet dabar kai paleisiu, tai jis labai lakstys, nes jam visą dieną, žinai, mašinai prasidėjo, jam reikės. Gyti, kur atvažiuot? Ai, blėt, kairien, staigus kairien. Ką žiūrė, šitoj vietoj nebuvau. Čia jie ras mus paskui, nu. Nelabai. Nes jie mūsų dešinėdėlį. Nu tai va, aš to sakau. Aš ką žiūrė, šitoj vietoj vasarą, ką žiūrė, nebuvau. Va pradedu prisiminti. Čia, žinai, su kuo buvau. Peilių nerodyk, nereikia. Dovanų gavau padovanojo. Peizdės. Aha. Nu geras. O čia kotas renkasi taip? Jo. Nu geras. O kur čia įsipirko, kur jie pirko? Aš irgi tokį noriu nusipirko. Į mašiną įsidėt gerai, į gamtą kur nuvažiuot. Na ja. Va. Čia man dovanų darė. Turva užsisuk, kaip tu čia užsisuk. Apie ką įspėt, Petra, parašyk. Čia man rašo, įspėk Petrą, būk žmogus. O ką įspėt? Dėl ko įspėt? Tai jo, kad... Aš nežinau, rašo man, nesąmonė. Nu, gal ir sąmonė, nežinau, ką jis čia rašo. Įspėk Petrą, būk žmogus. O ką įspėt? Pas mane šiandien Petrai buvo botų armija užbėgus. Aha. Nebuvo tau? Nei karto? Ko? Kas? Botų armija. Nebuvo šiandien. Užbėgo 400 žmonių ir visi tapint pradėjo. Ai. Jau parašė, 19 dieną grįžta kažkoks veikėjas iš Anglų, jį ketina užpulti, dėl neringos jį užsakė. Nekreip dėmesio. Parašė, įspėk Petrą, kad šiandien bus kiaušinių ataka. Nespėk tu. Neklausyk, ką tai šnek. O ten tu turi užsifiksuot, va taip va. Užsifiksavo? Jo. Petrai. Tuoj sutversiu čia. Čia labai geras dalykas. Nu. Bet gražus, blemba. Įdomu, kur pirko. Paklaus, kur pirko, aš irgi noriu nusipirkti. Netinka, jo? Pažiūrėk instrukciją. Neturiu aš čia tos instrukcijos, va kas įsvaizdiausia. Nu turi susirinkti jisai lengvai. Ir kotas didelis, jo? Oi, ten į vidų dedasi viskas. Ja, čia turi dėtis. Ir
Ir šakutės yra? Ne, čia yra peilis. Bet čia turėtų daugiau būti, bet tai kaip čia Dėkui, šitą. dėkui. Pasižiūrėk, gal kitaip susisuka. Kita pusė. Kur lakštėvas, viens kitai. Tai ką veikiai šiandien? Ai, gamtoj buvau, Aha. supranti. Su Tarazanu, Tarazanas, žinai, atvažiavęs. O, Aha. tai va. Nu, šaunu. Nu, šaunu. Vis kažkoks veikimas yra kažkur, kažkas atvažiuoja, kažkas ateina. Ja. Ja, čia šitas fiksatorius. Ai, ten turbūt iš pradžių reikia į kotai sukt. Ja. Jo? Klausė žmonės, ar eisi į džiunglės. Eisi. Eisiu. A su ko tu tam kovosi tau? Siūlė kažkokią kovą. Siūlė. Pasitreniruok biški. Palaikysim. Tai šitas reikia. Ja. O. Rožytę vieną reikia. Gal į kitą pusę sukasi, Petrai? Ne, tai aš surinksiu, žinai, tokį kastuvėlį pirmą kartą turėjau pjūklas, kirvukas yra šone, nu čia pjūklas, Nu, geras. čia kastuvas su pjūklu su viskuo. Nu, geras čia išgyvenimui. Kaip kariuomeniai. Nu, va šitą kovą sužaisim, Šarūną pakviesim. Jau sakė, pasijungia. Keturiesi sužaisim, tu ten kažką pakviesi. Gerai, nachui, nesipėsiu rytoj, sutversiu šį. Kantrybės jau Aš tai žinau kariuomenį, aš tarnavau, jeigu ką. Čia man rašo, ką tu ponas, ką tu kariuomenį išmanai iš gyventojų. Aš tai žinau, nepergyvenk. Kas čia toks? Man rašo, aš nekreipiu dėmesį, taip sakau. Ai, tai jie patys, ne. Rytoj sutversiu. Aš, kur tarnavau, Kauno Jėgeriuose tarnavau prieš 20 metų. Man nepasakok išgyvenimų. Rytoj sutversiu, šiandien reikia pasilsėti. Nu. Rytoj susidėsiu, toj šitą va dažaisim, pakviesim Šarūną, gerai? Ja. Petrai. Gerai. Šarūnas ten šiltnamį kūrena. Vakar ten buvo pečių susikišęs pas jį. Dūmai buvo šiltnamį. Avarija buvo. Ai, tai čia pas jį problemos. Nu,
tokia šiokia, žinai, ūkis yra ūkis. Aš irgi kūrenu tuos šiltnamius, tai žinau, kas būna. Nu, ne kiekvienas gi tarnavęs. Petrai, o tu kariuomeniai buvai? Nesvarbu, žinai, nieko tu čia Ai, nu nepasakok. aišku, nesvarbu čia yra, ar buvai ar nebuvai, svarbu žmogus geras. O tai, Aš buvau prieš 20 metų tarnavau jau senai. ponia, kiek jų metų, jeigu galima paklausti jums? Man 43. O, prieš 23 metus tarnavau. Ai, tai jūs už mane 4 metais vyresnis. Tai nevadink jūs, sakyk tu. Ką jau tu? Na, bet jūs už Gerai, mane kviečiu Šarūną. Palauk. Ja. Palauk, kaip čia tą Šarūną pakviesti? Tu gal pakviesk Šarūną? Narusevičių. Ar išeina tau pakviesti? Man neišeina. Ne, pas mane nerodo jo. Davai palaukiam, tu pavalgyk 2 minutės ir aš tada, čia dabar tas pergalės ratas eina. Aha. Kalašas buvo pas mus. Kalašas, BTR-ai. Paskutiniai metai, kai Kalašnikovas buvo kariuomeniai Lietuvos. Nurašinėjo. Vaidai sveikas. Zuikių šiandien nusipirkau, taip skanu. O, su majonezu valgai? Aš irgi mėgstu su Tu majonezu. čia Bet... smakiai. Na. O, aš mėgstu, mečiau rūkyt, supranti? Tai nuo lapkričio mėnesio priaugau 20 kg. Reikia eiti į sporto salę. Oho. Nu. Ne, čia ne Norfo, čia pas mus pirkau. Parduotuvė. Zuikis skanu. Aš šiandien turgui buvau, tai nusipirkau šoninės rūkytos. Oho, Taip skanu. skanu. Labai skanu. Tai jūs vienas gyvenat? Ne, žmona van kambarį telefonų burbuliuoja. Aha. Vaikai Anglijoje. Tai žinai. Vienas vienam kambarį, kitas kitam kambarį. Pas ją ten pokalbių šau savo, pas mane savo. Aš tuos kepsniukus rytoj iškepsiu. Žemaičių blynai, na. O, dar ir žemaičių blynų, tai vapšė šikardosas. A koldūnų nekepi? Aš tai koldūnus mėgstu. Keptus. Ne, nekepu. Gal dabar dar šiandien iškept. Pabandyk, nusipirk šaldytų koldūnų, keptuvę, aliejus įpili ir koldūnus. Čiuk ir apskrūdini. Ir po to patarkuoji sūrio į šitą ant koldūnų ir į mikrobangę. Ir po to dar grietinėlės, kečiupuko. O, gyvenimas, žinok. Verda. A jeigu dar 100 gramų, Ja. vapšė pasaka. Su koldūnai, žinai, kaip būna rusiška savaitė McDonald'e. Šnapsas ir koldūnai. Labas, O, Izabelė. tuoj pakviesiu Šarūną. Labas Vladai. Labas, labas. Ką čia kalbat? A Nieko. mes tuoj žaisim 2 ant 2. Su grietinė. Valgyt. Va. O, Šarūnas šiltnamį žiūri. Žaidžiam. Žaidžiam. Izabelė, žinai, su kuo šiandien buvau gamtoj? Nu. Su cik. Žinai, kas cik. Ai, Tarzanu? Jo. Nu ir kaip? Ką tik tai va grįžau.
Ten daug kas buvo. Na, Ką veikėt? te gamtoj buvom visi. Mane tai turėjau parvežti namo net. Supranti, man jau laikas namo atvažiuoja, aš negaliu. Šarai, Nes pakrovi naktinį telefoną. režimą turiu namie laikyti. Na. Давай потапинам по полцентра. Tai žvejojom, supranti, žvejojom. Man patiko po šitiek metų, neškerę rankoje palaikiau, žinai. Patiko, Nedešrė, zuikį pjaustą. Nu, Fainai. Jie gal pamėgsi žvejot? Gaitas tą neškerę pasigau pamėgti, taip įdomu, žinai. Pas mane niekas žmonių keurą patapinam. Šarūnai, aš tavęs negirdžiu. Mes Šarūną niekas negirdi. Negirdžiu aš jo. Petriukai, tu Šarūną Aš girdi? irgi jo. Ne. Šarai, mes tavęs negirdim. Va dabar biškiai girdisi labai. Kraunasi telefonas, Galiu jisai. tą apsilo nereikia. Kas tau? Obolys jo kraunasi. Chebra, nu. Nukastas obolys kraunasi. Aidas pasiskašė. Apsilo, ačiū. Ačiū. Labai apskritai. Patapinam, Hebra, važiuojam. Ačiū, apsilo. Šarai, įsidėk Tai ne pas mane gal. ausinę. Ausinę. Ačiū, apsilo. Tada girdėsis. Vieną, įsidėk vieną krauk, vieną įsidėk. Gal nematai šiandien? Kaip man parodė? Va, matai? Gražus? Alio, alio. Va, matai, čia. Salam dabar girdi. aleikum. Nusilaužiau vieną nagą šiandien. Aleikum. Šarūnai, Kas- Šarai, mm. tau rašas svogūnus pardavė, galėjai ačiū. nors Redmi nusipirkti vietoj to obuolio atkasto. Ramus. Labas tau. Ai, nereikia. Kas nepatiko, tipo nagai mano? Nu parodyk, Likau žįsta. nu parodyk nagus. Gražus. Nu, tai Jau parodyk. gražus. Tai parodyk nagus, o yra pužiokė tu. Tyla prieš audrą, Hebra. Kokia Davai, audra? patapinam, važiuojam, Audra būna pasikūrėm. tik kelnėse. Va taip, va, va Važiuojam. taip, va. Hebra, važiuojam. Važiuojam. Parodom. Kaip ūkininkai dirba, parodom. Važiuojam. Nu, parodom, kaip ūkininkai dirba, Hebra. Gražus delnas. Mano? Mano irgi. Tapinam. Petriukai, kur visi išėjai? palaikom, Ačiū už Dešrą palaikymą, pjaustą. šaunuolių Ne, lygo, zuikį lygo, netikra. 123. Nusipirkęs pjaustą su česna. Labai skanu. Dar ir taip. Taip. Vajas dar jauna. Aš irgi nesupranti. mėgstu. Taip. Petriukai, Tai ką taip veikti? tu Izabelė laikais. Aš gerai. Ačiū, Tomas. Šiandien miestė Lukas, patapinam. Netikras. Izabelė, Patapinam. Galą laikom, kas turi pirštinę metam. Nereikia čia. Ir važiuoja. Ai, reikia pirštinėlės jau. Degėsis, kur. Važiuojam. Nu ką, žemaičių blynų reikia iškepti. Reikia skanu žemai. Galą laikom. Ne, laikom. tai jau viskas Kepsi. Petriukai. ant stalo atsileido išvažiuodamas, tai jau Nu reikia. tai taip, Norėtum Petras yra žemaičio. žymybė. Pasgi. Važiuojam. Pirštinė. Opa, dabar Pirštinė. visi kas, ką gali, kas Bulkom. Spurgom. Važiuojam spurgom. Tik tai spurgom. Be rožyčių. Oi, kaip čia atsigausim. Degėsi traukiam. Aš čia Tapinam pisusi, visi. Nėra rožių. Varom, Tik spurgų tas Hebra. nieko. Nepasiduodam. kažčiau. Mes pralašėm. Mes Vyko laimėjom. Sveikinam. Žaidžiam dar kartą. Apsilo negavo pirštinių. Žai,
Petriukai paspauk. Ar gavai pirštinių? Labas, mažytė. Petras daug Paspaudžiau turi. mažytės. Iš bokso Mažytė, pirštinės Izabelė, turi. jeigu būčiau jaunesnis ateičiau, tai paspausčiau, kur tu nori. Jei jaunesnis būčiau. Na. Maladės. Ateičiau, Padarytų, tai va, paspausčiau. va, va, Na. Jeigu jau... Petrai, tu dar nesenas. Petrai, dar gali paspausti, tu dar nesenas. Kaip ten, Petrai, reikia sakyti, Tai aš Izabelė į tėvas išeinu. Na. Kiek jums metų, Izabelė? Man 19. O mano sūnui 19. Nu va. Bet netrodau 19. Atrodo, kaip žinai, Atrodo jaunesnė? Na. jeigu būtum Ir nepasidaręs... gerai. Tai nieko jau Na ir gerai, kad atrodo Klausyk, jaunesnė. Mergaitė. Klausyk, žinai, kas daro jaunas merginas? Labai geras lovai seksas. Visą laiką gerai padaryti. Jeigu gerai padarai, tai žinok, jos pačios laimingiausios. Petrai, Na. ar galėtum vieną kokią dainušką skirti Nu, Izabelai? Petriukai, tu kaip visada nesąmonė. Jo, sukurk apie Izabelę Izabelai, dainuką. davai, Petrai, tau man... Davai, Nu, mes kada palaikysim, sukursi? mes tau padėsim, Davai, Petrai. vat įdomu. Taigi, Važiuojam. Savo geruolių tokių. Petras susijėmė žemaičius kepą. Petrai pats darai Nieko. žemaičius. Taip, Pirkau jis viską pats parduotuvėj. daro. A, Ne, Nemoku aš Viską Padaryk. pats kepa. pirkau parduotuvėj. Nu, bet keps pats, nu jo, bet nepadarė rankom. Kaip ten yra? būtų ten ką daryti. Kepė, kepė, bandutės. Petrai, Va, sakyk, kaip va- nevyriškas reikalas tuos žemaičių blynus daryti. Ne, tai jeigu Izabelė Patapino, norės visi patapino, vyriškos palaiko. meilės, Rožyčių kur reikės dabar. atvažiuoti ir gaus vyriškos meilės. Na. Reikia rožyčių. Spyda, o dieve. Tai va, Izabelė, jeigu tau reikės rimtos vyriško gydytojo pagalbos... 10 kovai, rožyčių. tai Davai. Ha, gerai skamba gydytojo pagalbos. Gydytojas Petras tau visą laiką pasiruošęs padėti. Vaidai. O, važiuojam. Važiuojam. 10 rožyčių. Labuka. Ačiū, Mildutė. ačiū. Nepereisi, 10 gydo. rožyčių, bet po vieną atskirai. Ne kartu suspaudyti, bet po vieną atskirai. Mūsų Tam daug. 7, ne iš Mildo, ne iš karto, o po vieną. Petriukas daug. Ačiū, pasiekta. Tai va, O, Izabelė, tu tai dievai, kaip tau su vyru lova? Labai gerai. Paspaudžia gerai? Jo. Ar Jis prispaudžia? nekalta dar. Ir taip, ir taip. Jinai bus dar Visaip nekalta, būna, žinai. nekalto prasidėjimo mergelė. Spurgų reikia, spurgų. Spurgų žmonės. Mes kaip spurgus. Palaikom, Savas, patapinam, savas. reikia laikyti dzūkeliam prie Suvalkiją, o Ilona iš kur ar kokia, kokia ten? Debra, davai, nepatingiam. Iš kur tu mergaitė? Aš? Taip. Iš Ukmergės. A, iš Paukmergės. Jo. Iš Pamergės. Jeigu iš Ukmergės, tai jinai yra Pamergėje. Jeigu jau iš Ukmergės Dabar kas, miesto, ką tai tu- reiškia, tas jinai tą metą. Pamergėjau pas. Ai, Na. ne, apsirikau. O greitinės nusipirkai prie Šiaip blynų. reikėtų laimėti prieš Petrą, ar jums negėda? Aš Ar jums visada- negėda? Jo, Prieš reikia. Tai Petrą reikia laimėti? laimėti už Petrą. Po kol jis ten blynus kepa ir galima laimėti. O, korgis, o papa. Kokia graži šikutė buvo, matėt? Man tai patinka šitie Debra, šuniukai. kur mano gorgis? Kur mano? Ačiū, Mildutė. O, korgio nėra. Pabėgau. Mažytė, Izabelė, tau naktį vyras duos korgį. Savai, Tai Tik tai reikia kantrai būt. Po paklodę tau duos tikrą Izabelę korgį. Nu. Ten 30 jau bus kažkokia sekundžių. ne Laikom, korgis, o laikom, visas laikom, laikom. kronkis. Nebepereisim. Visi nepaleidžiam. Nedaug 30 daug sekundžių tapinam. Prieš Petrą reikia laimėt. laimėti. Ačiū, Milda. Supisam. O, mano moderatorius atėjo. Moderatorius, darykit Aš tai tvarką dabar čia va pas vien man. tik tais nubauščiau už tokius žodžius supisam. Iš moters lūpų. Būsimos mamos.
Supis, Taip. sako. Man tai Kokia gėda būsima būti. mama, aš dar vaikų Klausyk. neturiu. Audi, Nu, dėkui, bet tai dėkui, tu dėkui, turėsi. dėkui. Neturėsiu. Savai. Lemba, Savai. Eva, ačiū. ačiū. mes pralošėm. Ai. Petriukai, tu čia varai žiūri. Nu tai Bedriukas Mažytė. virtuvė blynus kepdamas Ačiū, Dievui. mus daro kaip pro visus Mažytė, galus. mažytė Izabelė, Petrai. tavo vyras šiandien korgiai duos lovą. Tik tu Petrai, nesijauk. vakar mačiau kažkokį tai video, kur tu gavai kažkokioj juodoj dėžutėj, plastikiniai, permatomoj, kažkokį šūduką, kur gavo ir Feniksas. Kas ten buvo tokio? Tai kosmoso akmuotė kažkoks. O kas čia atsintė, kareivukas gal? Kosmoso akmuo kažkoks, žinai, tenais. O ką jisai daro? Parodyk. Sėkmę neša, tipo, žinai. Aš Žiūrėsim. tokiais dalykais netikiu. Nežinau. Nu A tu va, matai kokį kastuvą padovanojo Petrui? aš tau parodysiu. Kas? Deividė, Va, rinko kastuvą kokį gražų. Bliamba, reikia ir man nusipirkti tokį. Ten ir pjūklas yra, ir kirvis yra, ir peilis yra, šakutės yra, viskas Kareivis, vienam kad bus kastuvė. kareivuko padovanota. Kebra. Va. Kareivukas? Va, tokį dalyką galvoj pakuoti. Žiauriai gražus. Vau. Kai aukso gabaliukas panašiai, neatspalva. Jo, kaip aukso gabaliukas. Geras. Nu. Čia iš kosmoso atsiųsta. Čia ta prasme gerbėjai padovanojo, ne Petrai? Čia kažkoks, kaip jisai vadinasi. Kažkokia Raifildas? agentūra, kas ten esu. A, Kaip fainai. Nu, Dėl aš šaunuolis. iš gerbėjų tokių negaunu. Tai tu blynų nekėpė virtuviai. Blynų nekepas. aš Taip, norėčiau Dešraudė Su tokiu pjaustai. dideliu- Tu dešrūnę žiūrėkit, pjaustai. aš galiu vištienas iškepti, aš labai skaniai vištieną moku. Tu dešrūnę pjaustai, agurkų nepjaustai. Tiesiog. Kaip tu nepjausto? Petras dar papasakoja istorijų gražių. Čia Bet man, pasiklausau. žinokit, žinot, kas, man tik Petrai, žinai, kas keiščiausia? Kai tu paimi silkės gabalą, kročiai 4 gabaliukus perpjauni ir suvalgai. Ai, nu, galvoju, nu, bybį įdėjau, kaip taip įman, per 4 gabaliukus. Silkės gabalą, šovė dar greitinė šaukštą, ar tinės, ne? Tai Izabelė su Sakė tokiu. Povilas, kad ten yra pasiklausimo įranga kažkokia. Pas ką? Ko? Tu tas akmuo, ar kas ten, nežinau. Neklausyk nesąmonė. Ne, Gali ten būt, yra bet jau- dovana. Dovana atsiunti ir vis. Nu. Bet fainai, kad aš iš gerbėjų kažkokių dovanų gaučiau atsiųstų man. Aš daug ko gavęs iš Visai jūsų. nesupykčiau. Daug. O tu matai, Izabelė, mane žmonės myli. tai Izabelė, jeigu tu siunčia- dešrūnę pjaustai, su muštiniu nedarai. Istorijų Tai- nepasakoji. Tai galiu pradėti. Gyvenimuško. Tai galiu pradėti. Nu, Kodėl lyja? čia jau bus bežiniavimas, žinok. Aš jau Tai nepradėčiau dešrų Izabelė pjaustai. reikia ką Tai nors aš paduoti. lašiau. Reikia savo kažką sugalvoti savo. Petras sugalvoja tokį, va, kontentą, dešrų pjaustimas, istorijų pasakojimas. Pasidarysim gyvenimiškų. Izabelės virtuvėlę. Nu, žiūrėk, galvok. Vištienas kepsim. Nu, Pyragus davai. kepsim. Bet ar būsi Pažiūrėsim. Jeigu- įsisavus užpakaliuką? Nu, tipo pirštinėm, žinai, kaip pirštinės rankom nusivalo per kelnes. Laikais lengviau nusipirkti negu daryti. Nu šiaip, kai perki, tai nelabai skanu, kai savo rankom jau padarai, tai va, pasaka būna. Taip. Taip Išaugsi pačiai visą kaip- dieną, darai Pašnykai ir per marinuoti 20 minučių pagal- suvalgai. Man yra baisiai neskanu. Pasižiūrėk, pasižiūrėk, Izabelė. kiek laiko Petras dešrą pjausto. O, Kokia tu pasižiūrėk, graži. kiek laiko dešras Petras pjausto, po to valgo. Ačiū. Pusė dienos. Kas čia yra? Kaip fainai, Petriukai. Pašnekėk, jis tau atsakys viską. Labas, A, labas. labas, žasinė! Ką tu? Kebra, papasakok. Ką tu? O, blynai kepa. Mūsų. Jisai tik 30 sekundžių.
palaikom. Gal ką nors padarysim. Petriukas 2 prieš ekraną. Petriukas antras. Garsiau. Žasinė. Izabelė, tau papai matus. Opa, opa, opa. Va taip, mažiuk, 4, 3, 2, 1. Kaimiečiai laimėjo. Izabelė pati gražiausia. Nelabai. Jos Važiuojam lūpos toliau. pačios gražiausios. O papai kaip? Ir jinai kaip šypsosi. Nes jos lūpos pačios gražiausios. Izabelė, atsakyk į mano klausimą. Ačiū, Daina. Nu, Ar tu po paklodę guli ar prieš paklodę? prieš to. Ant ir Deividai, už. ačiū. Izabelė, kokios mėgstamiausią maistą valgai? Užtildytų tą ką? Nieko. O tai Izabelė, jeigu koks dydis turi būti kardanų? Negirdžiu, aš per tavo tą kaktą. Izabelė, sakyk kitas klausimas. Kitas klausimas, skip. Skibiniuba. Dabar bus iššūkis. Reikia rožyčių. Kebra iššūkis, važiuojam, patapinam, kiek galima. Tapukai nieko nesujaunam bendras. Tai va, Izabelė, čia tavo draugas gražus? Jo, labai. Norėčiau. 6 rožytės. Kebra, Važiuojam. važiuojam 6. Ar aš bufaklis buvau? Jo, buvau. Šiandien ryte. Buvau. Atskiras Ačiū, 6 rožytės. Taip. Dar 4 reikia. Kodėl mums neužskaito rožyčių? Užskaito, reikia mes. Izabelė tai kiekvienam rožyčių atskirai. naktį gauna, tiek gauna, kad jinai raudona. Dar Ai, 3 atskiri žmonės. žmonės turėjo mes. Jo, kiekvienas po rožytę. Maikė? Būna, kad vienas gali sumest, bet būna, kad dažniausiai, kad kiekvienas Sveiki. atskirai turi sumest. Kas ten po maikė yra? Kažkas Čia? atskišę. Jo, kažkas atskišę. Čia yra Tupako Maikė. Ne, po maikė kas. Atskišę kažkas. Eiksta atsikišė, Parodyk. svečias. Seniuknės tų. Aš tų klausimą turiu, nu, davai, skelk klausimą. Deividai, ačiū. Nu? Jūs man kažko nori paklausti? Šarūnai, Petrai, man rašo, pasakyk Petrui, kad jam šiandien vėl picų užsakė. Ir dar užsakinėja picų darbuotojai pasiūlė. Niekas. Ką tu ten mikčioji, blėt? Skaityk normaliai. Nu, parašė, pasakyk Petrui, kad jam šiandien vėl picų užsakė. Tu nekreipti į tuos dėmesio komentarus, nes ten narkomanai rašo. Nekreip, ką tik jie pripisė broškų ir jiem nežinau, kas darosi ten. Putoja smegenį. Kebra, jūs šūdą nerašykit. Ačiū. Povilai, ačiū už... Oh my god. Oh my god. Mes nelaimėsim. Oh my god. Ja, baby, ja. Va, klientai siunčia, kad čia nuotraukas tokias. Gyvenu kaime, labas vakaras. Va, klientas, Va, kuris žiūrėkit. pirko žalius pomidorus. Marinuotus, va. O. Nemėgstu marinuotų pomidorų. Šiaip žiauriai skanu ir va parašyta, va, kas matot apačioj. Pomidoriukai 10 iš 10. Kaimo Nulis vaikas. dar aš. Blogo. Patapinam, dabar galą laikom.
Šarūnai Važiuojam. sakė gražus cigių pakelis. Nuotraukai matėsi cigės. Kurios? Negirdi. Skanus iki matį pakelis. Deividai, ačiū. Laikom galą, žmonės, laikom galą. Laikom priekį. Laikom jį į priekį ir galą. Bluetooth connected. Vertex made it. Svečias, ačiū. Ačiū, svečias. Dar kartą žaidžiam ir einam. Žvėrys. Gavai pirštinę. Svečias, dėk pirštinę ir... Karoči, supragai. Kas čia per šūrį? Ačiū, Petras. O, pažiūrėk. Didžėjus, Ai, čia karočius, dainuos? klavirtuvas. Oi. Petras, čia pas Petrą muzika groja? Triukas, tiek tik paros, jeigu. Tai mama skambina, sako. Tai spėk. Ar tu reikia tavo nenori pas tavęs gal grįžti? Sako, blėt, neperšnekama kaip tu. Tik dance monkeys daugiau. Yra maladėjus, tik tepa žemaitis jo. Tebra patapinė. Gerai, iki jau gero vakaro. Aš tai užsilinau jį, nepykit. Labai neįdomu, kai muzikai groja, idėjus kažkokie neįva. Negirdi? Nu jo, Tai va biškai užpildžiau, nežinau, jūs girdim, negirdim. Girdi. girdim. Ne, Petriukas nieko negirdi. Ilona, girdi, kaip kumelė pirdi. Jis ten blynus kepa. Turiu ražyti. Dar vieną Ačiū, rožytę. ačiū. Dar vieną rožytę, kas nors. Hebra 4 ražyti. Va, tikslas pasiektas, dabar spurgom, važiuojam spurgom, tik tai Deividai, ačiū, svečias, ačiū dar Tik 2. ne rožėm, bet kuo tik tai ne rožėm. Svečias, ačiū. Deividai, ačiū, dar 2 Hebra. Iš skirtingų žmonių. Hebra, grandi, Hebra, pagnali, davai. Ačiū, Simutė, ačiū, Mažutė. Svečias, ačiū. Lapa, reikia sudaužyti. Svečias. Nueikant į skirtingų dovanų Points. pirštinę. 26 Gausi pirštinę ir tada spurgytės ant pirštinės paspaudus. Greetings. Gerai, I'm svečias. Simon from Alien Tech, and I would like to welcome you to my channel. Tu turi It pirštinę. gives me great pleasure to Dar reikia kažką užmest. Nes toj Petrui, kai užmest, tai užmest. Jisai blynus kepa, bet ten užmest. Tai čirška. Gerai. Čirška. Jo. Grėtinė jau paruošęs litrą. Ačiū, Dėkui, Audronka. Stipriai. Šiandien laiko ryšį. Dėkui. Svečias pirštinę mes. Palauk, Svečias, nemestos pirštinės, šalta, dar bus šalčiai. O kol jie šoka, mes dirbam, tapinam. Hebras, nai!
Some traders are like hawks. They can spot an opportunity miles away and catch it at the perfect moment. Svečias! And some traders, not so much. Like this Ačiū, guy. Davidai, Take ačiū. Nu, tikrai, kad 2016, čia for example. matau, kad You jūs knew mano exactly what was going on. I'm telling you guys, this Brexit is a big deal. It will rock the British pound for sure. No doubt about it. Vieną, Well, did you try? prašom. Šešios rūšytės, davai. Kiekvienas po vieną. Op, 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 op. Chebra, patapina. Gali būti čia patapina. Oi, dabar kaip šaus, tai šaus. Jo pas Nu, mane. gal ir šalkas nors, nežinau, kaip čia buvo. Aš tu matai, kaip jau šokas. Taip, padrago. Va taip, va važiuojam, publika. Žiūrėjau, kaip. Jums lauko, dėl. Jums nepatiko mano dainos? Šneka nesąmonės. Ką jūs turite prieš mano dainas? Padarė moteris. Žiūrėjau, Petriukas skaitūsime. Молодец, Petriukas duoda vaizdų. Kas tavo rinko, nesurinko, sako instrukciją paimk. Reikia pasnaipinti, reikia. Bet tu vienas ištrauksi svečią. Nežinau, aš nežiūrėjau. Aš su juo bendravau. Petras visiems vakarinę naktį. Instrukcija, nesigavo, sukas. Žinai, ne visą laiką aš gaunas taip žinojau, kad gaudus. Sakau, nesinervuok, nes sako, rytoj surinksiu. Chebra, snaip. Petras Bilkalus degina. Mama žiūrėjo, ne visą šitą. Tai jo, pati savo mėto. Taip, tik mama palaikė. Ko jis ten Aš degina? tau mėtau. Ko jis ten degina? Smilkaus gal. Smilkalus degina. Bet kaip matau ir Petro, žiūrėjo, karočią blėsta publika. 39, tik tais karočią, pas mane 31, tu nedaugiau turi. Ko? Žiūrėk, pas tai kempas į Tai laimėt, visas gali tą snaipinti. Ne, tu su kuo daugiau turi laimėti. Yra pas mus. Tai tuo dar. Tai turbūt, tam pusė nežinau. Jis romantiškai nori pabūti vienas. Ne, bro. Būtų, ne. Mum liūto reikia. Tai būtų. Sakėtas. Ta Tiek prasme, dviejų korgių ir laimės. Arba banginė. kokį vieną užtektų. Bet pas mus nėra bagotų pasų kaip pas Arba jūs. pinigų mašinos. Belė ko. Ne, tai čia tai snaipins, pamatysi. Ne, viskas. Pergalė tik bus. Chebra, Pergalė. jūs klausykit Viskas, muziką aš 8. bėgu. Ja. Tu Izabelė lik pas mane. Gerai Petrai, liksiu. Ja. gero vakaro tau. Sveiki, Gero vakaro, tėte. viso Ačiū gero. tau. Viskas. Все. Laikyk. Laimingai. Ate. Iki val. Iki. 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 Laimėjo draugystė, teisingai. Tai va, klausyk, kaip patiko mano dovanas tokias, gauta akmenys visokius. Nu, fainai. Na, Izabelė. Visi Izabelė padovanoti. Aš dabar visgi išeisiu. Taip, tai ačiū. Patiko geras žaidimas. Pas Petriuką geras dainas, ne Chebra.
Chebra, Tupak. Paim dydį pasiėmė, nes man patinka biškai tokios didesnės. Ten svečias yra išprotėjęs. Aš iš viso neturiu palaikymo, bet ten didelė. Ne, man kaip tik patinka tokios didesnės, man apskritai aš apimtų maikiną nešioju. Man nepatinka didesnės. Dažnai idėjų, bet čia pasirinkimas. Mes galim savo mažai paklausyti. Per didelė, ne. Man patinka tokios oversizinės. Nes labai patogu. Žiūrėkit, Tupakas parašyta. Tupak. Tai pas tave bent tą patį kalbėjau. Ne. Aš kaip Petras, tu mane mėgstu. Aš neturiu ką reiškia. Kodėl čia taip? Chebra patapina. Svečias, kodėl tu užsiprivatinęs, tai čia dabar yra. Mane leidai, kad jis pasiekti kažkada. Kaip svečias laikosi, kaip Deividas laikosi, kaip publika išvis sekasi. Man tai šiaip gerai. Šiaip gerą nuotaiką. Sakyčiau. Ir esu labai fainas nuotaikas. Čia Petriuko dainos. Jas. Kas? Klausiu kaip visi. Drakoniukai labas. Chebra pamoka. Visi išėjo. Nieks nenori bendra. O manęs nėra. Su atem. Ne, esi turbūt čia. Svečias, ačiū. Sveikinu ten su 108 komandos nariu. Kada mes surinksim 200 šimtelį? Ir tik svečias turi viską prašau. Svečias nebesimėti. Man gaila, kad tu vienas. Prašiau prisikartu kažkaip ir vienas. Kurie net negali patapinti, įsivaizduoji. Nežinau. Svečias, kaip tu gyveni? Kaip jūs gyvenate visi? Kur varškėtis išėjęs? Nežinau. Išėjo Izabelė, aš apie tave dainą padainuosiu. Svečias, ačiū. Izabelė, Nu, aš apie tave dainą sukursiu. nu, davai. Kur tai pavargavai tu? Kur tu buvai? Blet, reikėjo į lauką išeiti tenas. Suka durų neužrakino pideras, jebanas, nahui. Kitą kartą, kai pisieš jam gaidžiai tą spyną, išyk man nahui. Kas tau buvo?
Nu nieko, gaidys durų neužakino, neužkabino spynos, jovanas. Nu. Kurva, gaidynė, reikėjo Kodėl gaidyną neleidai? supranti, žaidžia. Reikėjo gaidyną užakyti, žinai, nu kur, Kas tas pašiūrį. gaidynas? Nu pašiūrį, blėt, gaidyną reikėjo užakyti. Tai va. Petriukai gražius nagus pasidariau. Labai gražus. Nu, va. Tik bernai neįgrėmštai. Ja. Nu. Jeigu per stipriai paimsi, tai žinok, bus blogai, jam gali nukraujėjimas būti. Palauk, čia reikia. Palauk, čia žiūrėsim, ką galima sukurti. Nu. Gerai. Ką sukurti eilėraštį? Ne, dainą. Tai aš dainą tos kurs. Kodėl eilėraštį? Aš nenoriu eilėraščio. Aš noriu dainą. Muzika. Na. Kartą pamačiau labai gražią merginą, jos vardas Izabelė, o jos lūpos tokios gražios, kad visi berniukai norėjo papigiai nupirkti. Bet jos lūpos tokios brangios, kad norėjo papigiai nupirkti. Bet ji niekada nepasirašė, bet jos lūpos tokios gražios. Bet Izabelė niekada nepasirašė, bet visi berniukai sako, kada lūpas duosi pabučiuoti. O visi berniukai sako, kada duosi lūpas pabučiuoti. Nekreipčia dėmesio nusidainavau. Nekreipčia nusidainavau, žinai, viską. Gerai viskas, labai gerai. Nieko reikia perdėti. Petriukai perduok Gabijai linkėjimus. Jau, ką jai perduot? Linkėjimus, sakė, perduok. Gabija, tau linkėjimai, kad tu šiandien sutriktum savo berniuką ir kad nepramuštų tavo angos. Sako, Petras galėjo eiti į Euroviziją, rimtai. Ja. Pirmas vietas ateina. Jeigu tu Izabelė tokia graži panelė, ji bet taip gražiai stovi, bet jos visas vidus atrodo kaip kristalas žipa, o jos lūpos tokios gražios, bet visi berniukai sako, bet jos lūpos gražios. Bet jos lūpos gražios. Visi berniukai pamatė gatvį, sako, mažytė, nestumk Izabelę, kad taip giliai, kad net suoliukas nusišvaksavo, o tu sakai, mažiuk, ką tik stai nutryniau, tik nebijok, visi dažai vietoj bus mažytė, viskas tai bus tvarkoja. Jei Izabelė visą gatvį kvepia, tik Izabelės aromato, sako, o kas tie tą suoliuką nušvaksavo, ką tik dažus nutrynė, reikės nudažyti. Bet iš meilės viskas dyla, ką tu nori, jeigu tu to nesupranti. Nu. Maladėt, šitas geras. Eik, tu čia nusidainavau, nesąmonės. Nu. Nesąmonės nusidainavau. Geras šitas buvo. Koks čia geras nusidainavau. Nu. Nu. Nusidainavau. Šaudysiu tuoj.
beprotė. Visos širdies. Ačiū. Padainuok apie svečią dainą. Svečias. Vertex made it. Svečias. Tai tu padainuok apie svečią. Tai visi gatvėje Izabelę pažinojo, tai sako, visi svetimi vyrai ją žinojo, nes visas rajonas sako, ką tu mažytė, tu taip pajudėjai, kad visas rajone lapai sudygo, bet tu visada būsi nuostabi Izabelė, tavo akys tokios gražios, kad net visi berniukai sako, tu mažytė, tu taip judi, kad atrodo tavo lūpos pirmutiniais pasiekia tašką ir visi berniukai tai žino, ką tau pasakyti, nes tu tokia nuostabi Izabelė, bet tu tokia labai nuostabi panelė, jeigu tave rajonas taip myli, tai visi berniukai tavo lūpas ir ką tau sakys, tu tokia, kai žybi kaip saulė, bet visi tave pažinos gatvėje berniukai ir sakys, tu tokia graži, tavimi visi tiki bernai ir sako, tavo lūpos tokios gražios ir tu visada. Bet visi rajone pažinojo tokią gražią mergą, jos vardas Izabelė, tokia nuostabi, bet visi berniukai sako, jos lūpos tokios gražios, kad jinai nuostabi ir dabar taip šypsosi, atrodo, kad ką tik pabučiavo baltas arklys arba vachūras ir tai sako, mūsų gyvenimas taip pat tu nesiparink, panelė. Izabelė, tu, kad tave arklys pabučiavo, tai reiškia, kad tu būsi laiminga panelė ir visada būsi sutiksi jauną bachūrą ir tu sakysi mažiau. Aš tavęs tai nebučiuosiu, nes geriau arklį baltą pabučiuočiau. Bet aš su juo taip užjudėsiu, kad net parke visi suoliukai bus nutryti. Geras šitas. Na nesąmonė čia sudainavau, čia nekreipkite Gerai. dėmesio. Arklio išbučiuoto, nu šitas geras buvo. Nu, nesąmonė suvariau čia. Padainuok, žinai, apie ką dainą apie svečią. Tai kaip Daina supratau, apie- yra vaikinas. Nu, nežinau, reikės kažkas. Vaikinas, tai aš vaikinam nedainuoju dainų. Aš tik merginų. Apie Lietuvą, ne, apie Lietuvą šiandien nekursiu, nes aš dabar dainuoju Izabelė dainas. Aš negaliu bachūrui dainuoti, man statusas Lietuvos įstatymė pirmam punkte pažymima. Jeigu aš bachūrui dainuosiu, tai reiškia, aš būsiu iškrypėlis. Tai va, atsiprašau. Ne, kodėl? Aš netu mantiteleto žmogus ir Nu, nesuprasti. tai va, pavyzdžiui, savo draugelį, Tarzanui, kokiam nepadainuotum dainos. Savo draugelį, ką tik galiu pasiūlyti, naują grabą. Nusipirkite pigų karstą ir važiuokim į kapus. Nu, juokauju aš čia taip. Reikia naują dainą sukurti ką nors. Hebra dviejų ražyčių. Izabelė, pakentiek. Po 10 bus ne viena raužytė. Na. Petras sako, Petras žino. Na, tai tiek reikės raužyčių užmestą. Pasivedęs Petė, belia kaip patys svečias. Aš pamačiau, jos vardas Izabelė, bet visi berniukai vardą pamatė. Susipjovė žodžiai. Kartais man būna žantikaulis, nejaučiu žantikaulio. Tai būna. Rimtai?
Jo, aš jau keli metai, ne. Nu, važiuoja. Romka. Mažytė važiuoja. Aš pamačiau labai karštą panelę, bet jau ji. Aš pamačiau karštą panelę, o jos akytės taip žibėjo, kad visi berniukai ją norėjo pabučiuoti. Bet dėja negavo nei vienas ir negavo tų lūpų, bet nei vienas berniukas tai negavo. Jei lūpos gražios, bet jų niekada negaus berniukai, o niekada negaus, nes Izabelės lūpos tokios gražios, kad visam rajone sako lūpos gražios. Bet Izabelės lūpos tokios, bet visi mes žinome kodėl. Bet Izabelė kokia šaunė, bet ją visi rajone pažinojo ir sako, tokia karšta pupytė, ji kaista, tas pats kai radiatorius, bet ją visi žino rajone. Bet visi jai sako, tu mažytė, pajudėsi taip stipriai, jeigu mano akytės, bet mes pajudėsime. Bet Izabelė taip judės, kad visi berniukai sako, tu mažiuk, man šiandieną duosi 3 rožytes, bet tos rožytės bus po paklodę. Ir tai bus gražu, tai paklodė, bet visi žino, kas ta paklodė. Kai Izabelė tą paklodę mačiusi, ją visi tai žino, visas tai gyvenimas, bet jos lūpos dar vis tiek liko ant paduškos. Bet ant paduškos liko nubučiuotos trėnos ir nuvarytos kelnės. Bet Izabelė tokią vyrą pamatė, sako, mažiuk, pasitrinam, o sako, kur tai trinamės, prie Norfos grietinės. Kur čia Vilkaviškė buvo atvažiavęs? Jo, vien bachūras stovyklauja tenais ant ežero krantų su visais tenais aš tai. Aš irgi norėčiau pastovyklauti kažkur. Tai atvažiavo mane pasimė Tarazanas, Tarazano visi draugai. Na. Fainai. Fainai, kai, žinai, nelieki vienas, tipo. Tai aš turiu draugą, tai mane atvažiuoja net nuo kiemo pasimė. Na, aš išnešiau šiukšles, išnešiau šiukšles pas pystį, važiuoja 2 mašinos iš karto, važiuojam, tete, važiuojam. Tai kodėl atsisakai? Nu jo. Hebra visi patapinau. 46 žmogiukai. Visi, Izabelė, rašykite. Tapas į Širvės viešbutį. Na. Jeigu kas susisakysite Vilkaviškį Širvės viešbutį, gausite papildomai nupieštas Izabelės lūpas ant popieriaus lapų. Na. Nekreipk Izabelę dėmesį. Hebra, man tetė išeina tetė, ką jūs čia kalbas šūdus. Man tetė išeina arba brolius, arba tėvas. Tu. Aš tai tėvas išeina. O Petrai, žiūrėk, pavyzdžiui, tu norėtum ateityje turėti, pavyzdžiui, vaikų. Ne, negalvoju. Kodėl? Izabelė,
Jeigu tu man jos pagimdysi, tai sutinki. Žiūrėk, aš pagimdau vaikus, tu būni krikšto tėvas. Tai man žinai, kiek vaikų reikės? 14 pagimdysi. Ne, aš tiek ne. Ne? Ne. Čia nežinau, kaip būtų tau- pasaulio kaip- rekordas turbūt. Ja. Arba Paklausys. Lietuvos. Izabelė, paklausyk, kokie jausmai šitos muzikos eina. Nu. Paklausyk giliai, kokie jausmai jaučiami. Paklausyk. Kas čia atsitiko, klausykit, įsiaiškinkit, kas iš vietinių. Blet, kas čia vyksta, kaip Kas čia žmogų buvo? užmušė ant plento. Ne, greitoji policija, kaip ant plento užmušė kažką. Nu, Kaip žiauru. nu kažką tai įdomiai žiūro greitoji. Važiuoja, o čia žiūro. Kas čia vyksta, kaip Varom kokia pasižiūrėt. Petriukai, davai su laivu nuvaryk pasižiūrėk. Negaliu pasižiūrėti, įstatymai neleidžia pirmame punkte. Izabelė, paklausyk. Pirmame punkte, sako. Jo, tu tokia graži ir aš tau šią dainą spursiu iš mūsų vestuvių progos, kaip mes žiesim. Rūviu, mes ženėmės jau. Kaip čia dabar? Ženysimės ir bleš. Šoksim, žinai, nuo tilto tiesiai. Na, tik Prieš. Juokauju. žiauru šitas. Na. Aš nepilno metų. Petriukai, kiek man metų? 20-19. Nu, taigi aš Petro sesė. Palauk tau dailą. Kaip čia sakė oro bučkį, jie klausyk, aš oro bučinių nedalinu mažytė, jeigu nori privažiuok prie mano lovos, aš tau padovanosiu bučkį oro. Ne tik oro, bet ir išmetamą į vamzdį paremontuosiu mažytė. Na. Svečias įsidė, parašyk, kaip esi. Uždėsiu to moderatorių. Nes čia labai matau neigiamų komentarų ir moderatorių. Užjudėjo visas kaimas, agrinai pas Petriuką, tai ten visi juda prie langų. Petriukai, Nu pagal šitą veikės. Pala. Netinka. Svečias esi dar ar ne? Labas, labas. Tai tavo tėvas? Jo, Text me mano that. brolis. Nesiseka padainuot, nežinau kas jie. Reikia susikaupt. Na, davai. Mano brolis.
Aš žinojau, kokia tu graži, Izabelė, tik nepasakot reikėjo, kokia tu nuostabi. Jei tave gatvėje visi bachūrai pažinojo, sakė, tu karšta pupytė, bet visi tave tai pažinojo, nes tu tokia graži, bet visada žinosi, kokia tu brangi, bet visi tave žinos, berniukai. Bet tu žinos, kokia tu nepigi, bet visas rajonas tave taip mylės mažytė, kad tu net sublizgėsi savo meilės akyse, bet tu sužibėsi, visi tave rajone taip pažinos mažytė, kad tu visada žinokit, bet į tokią karštą pupytę, jei parke visus suoliukus mes nutrynėm ir visi tai žinome, tai ką ir matėme ir kodėl mūsų parke taip užtrynė giliai, kad net parke suoliukus užtrynėme. Nu, geriau negu Tarzanas Varus. Į Euroviziją galėjau. Bet žinojau, kokia tu graži ir tai visi tau šitaip sako. Bet mes parke visus suoliukus nuvarysim, mažytė, tu taip užjudėsi, kad tave visi žinos. Ir tu nieko tai nepasakysi kam, nes tu labai tokia graži panelytytė. Bet tu taip užjudėjai, kad net parke suoliukai nusitrynė ir nusidėvėjo. Bet tu vis tiek brangi būsi, tavo lūpos ir tavo meilė neįvertinama, bet tavo akyse dega tikras deivės lūpos, bet tave visi tai žino, bachūrai, bet visas rajonas tai išbeldės. Ne, atsiprašau, čia ne taip paskutinis gavosi, blogai šitą dainą gavosi, aš sakau, čia Gerai šūdas. viskas. Kuo toliau, tuo geriau. Aš prastai surepavau dabar, prasčiausiai, visoje tai šūdas čia gavo. Ir suprati, tai aš ir pavargau už tai. Teatrą patapinam. Tai va, aš blogai dainuoju žmonės, tu įsivaizduok. Gerai. Na, Svarbu. aš prasčiausia. Aš už Minetą prašiau dainuoju. Nu ką jūs norit pasakyti? Aš už Minetą, jeigu prastai dainuoju. Nu. Aš Minetą, girdėjau vieną dainą. Tegul sudegs viskas, kas dega. Kas dega ir visi tiltai sudegs. Nu, aš tai tą pridėčiau. Arba žiūrėk, va ką sugalvojau apie Mindaugą, sukursiu gabalą, tuoj, palauk. Reikia atsisau. Čia tai savarysiu tuoj. Gerai Teatrą priminė. patapinam iki 10 štukyčių. Pagarba bus. Paklausyk, čia Mindaugui. Vertex made it. Mindaugų daina. Ateisiu aš. Miletas ėjo gatvę ir visiems ir sakė, aš bachūras, mano visi tiltai dega, bet visi užsidegė tiltai, kaip aš praėjau, nes aš Mindaugas Minetas. Nes mano visi tiltai sudegė, nes visas rajonas taip įdegė, kur Minetas paeitų, visi suoliukai užsiliepsnojo ir visi tiltai sudegė jam visas gyvenimas. Bet jį visi pažinojo, kad jisai maladies, jeigu tiltai sudegė. Bet ir man viskas pohu, sako Mindaugas. Mano jei tiltai dega, visi tai jį žinojo. Kas jį padegė tą gražų tiltą, juk Minetas Mindaugas. Bet jį visi tai pažinojo. Ne, čia šūdas gavosi, čia gabalas tai šūdas gavosi. Neįrašykit tik tai šito gabalo, nes čia šūdinai gavosi. Kas čia buvo, kas čia ką praleidau? Ne, tai čia apie vieną bachūras dainant.
Aš va taip suvaliau, nu taip. Tokia This babūra. checks out. What else? Kepra, davai. Jeigu aš vakar Pastatėme tą sutikau patologiją. gražių, sutikau. Ne, čia šūdas, ne tarnas, yra. Čia mėgstas. Zabelė, ko užsimutinus? Neužsimutinus aš. Aha. Žinau, aš tą Zabelę eilėraštį sakau. Na, Kaip ryte atsikeli iš lovos, ką tu pirmą pamatai, stovinti prieš save gražų vyrą, kuris įstato tiltą ir atsuka akumuliatorių ir įstato generatoriaus galvutę tiesiai į paširdį. va tokį, va, primeskit. Ne, čia šūdinai, nekreipkit dėmesį. Tai turbūt Čia gerą vėl nuotaiką šūdas. matosi. Čia vėl šūdas, tikrai. Jo, akumuliatorius. Luktelk, luktelk. Aš po šito eisiu. Kur tu eisi? Eisiu. Mes eisim bananų valgyti šiandien, o tu kur tu eisi? Nu, Eisiu tai bananų valgyt. Tai tu neatsimeni, vakar mes bandėm alyvinius obuolius valgyti, bet neradom kur nusipirkti Izabelę. Atsimeni? Jo, nebuvo. SMS pinigai.lt. Kodėl paėmė tik 100 eurų? Juk SMS pinigai suteikia pirmą kreditą nemokamai iki 1000 eurų vieneriems metams. SMS pinigai.lt.
Dabar girdžiuosi. Dabar turėčiau girdėtis. Klauso mėnesinės jo, iš kur žinai. Bet kai tu chill, nu, ką teatras, nežinau. Kažką veikia, kažką tai vėl žemaitiškai valgysi. Petriukai jau feina. Ką sakai važyti? Aš jau varau. Kur tu varai, sustok, ar Ilsėtis, neskubėk, reikia ble. kur pabendraut. Kur tau ilsėtis, rytoj pasilsėsi, kur tu skupi? Izabelė. Tai nepaleidi manęs. Nu, aš nenoriu, pažiūrėjau, kad tu atsisveikytum, visi paskui čia atsisėdė veraks, kad tu išeidė. Parašykit, kad Izabelė neišeit. Pabūk. Na, parašykit, kad ji pasiliktų visą naktį. Sukru. Tai faktas, kad žemaičiai turi būti su grėtynė. Kas čia be grėtynės? Geriausia, tai pats skaniausias dalykas, tai Arba su kokiu nesugrėtina. padažu. O tu norėtum, pavyzdžiui, paragauti asilo blėkinių ausų. Ko? Asilo blėkinių ausų išvirtų. Ne. Ar kad nevalgė? Ne. Ne, aš čia juokauju, Izabelė. Gerai. Aš juokauju, Izabelė. Nevarškėk, valgo žemaičius. Tai va, klausyk, Izabelė, Nu, paklausyk eilėraštį. nu. Kaip ryte alyviniai obuoliai pradeda tirti ant medžio, tai sako, mūsų meiliai dar taip žydės. O jei vietoje alyvinių obuolių pradeda žydėti bananai su raudonom gėlelėm. Nu, wow. Hebra, perinam speed ir atimam vynus. Kas čia dabar yra? Valentinai labas. Tai va, Izabelė, papasako. Klausyk, heiterį, ką tu tie gali parašyti ištinusiais zubais, blėt, jie balnas tu. Ką tu tie rašai tėvų bairiai, klausyk, tu su savo tas tėviškais bairiais Tevelio bairiai. ir numaus kelnes ir gerai paėmęs atidaužys tau užpakalę. Va taip, va. Hebra, patapinam, visi. Jonai, ačiū tau. Izabelė. Nu, Palauk, tai dabar tu palauk, nesupratau. nu. Nesupratau vis tiek, ką tu čia dabar pasakei. Tu pasakei, kad visi patapintų.
Tai Nu. kada tu mus priimsi visus, mes už durų, tai nelauksim, jeigu jau Nu, tapim. tai reikės ir palauksit. Nu tai tu dabar įsivaizduok, tu pasakė, visi patapinkit. Nu tai taip suprasti, kad mes turim jau rinktis, nublėt nuo kokio Vilniaus ir tapint ruošiamės save, jeigu mus visus priimsi. Nu. Jonai, ačiū. Nėra pas mane žmonių. Izabelė, Nu, mano, žinok, papai prarūgo. kas? Mano skrandis dabar prarūgo, žinok. Nu, pasigirdo, mano papai prarūgė. Ir papai prarūgė. Kas čia pas te darosi? Tau gerą nuotaiką, Petriuk? Ne. Nieko, man viskas gerai, Izabelė. O tu išgėręs gal biškį? Nieko aš neišgėręs, Izabelė. Aš šiandien va įsivaizduok gamtoj. Taip smagiai, oro įkvėpia. Aš visai naujas gimęs, supranti, kaip sapne susapnavęs. Įsivaizduok, gryno oro kvėpuoji, neišmetamas vis dujas savo lovai. Tai įsivaizduok, perdžiau visą naktį ir užšiau savo išmetamas dujas. Nu. Tai tu įsivaizduok, ant kiek pakenkė sveikatai. Nu. Kaip žiauru. Jonai, ačiū už kiškutį. Petriukas šiandien juda. Nestab. Ne, aš pervargau už tai, Izabelė, nusišneku, supranti. Matosi, kad apsiuostęs dujų tu. Ko? Nieko aš neuostęs. Savo bezdalų. Su matai, ką aš uostau. Čia sakų padažus, na. Tai šitą ir uostau kiekvieną dieną. Oi, pasiektas. Jonai, ačiū. Tai va, Izabelė. Sakau, Petriukui Tai šiandien. mes jau nuo 8 ryto ruošiamės visi važiuoti po tavo langų, jau stosim į eilę, kad mes tapintume jau. Nu, gerai. Hebra, tą progą. Aš juokauju, Izabelė. Aš juokauju čia prie bairio paskui. Neįsižeisk aš į bairį. Visas gerai. Aš pajuokavau tik tai. Tai Izabelė, klausyk, noriu tavęs paklausti. Na. Kiek tavo lūpos kainuotų šitiem vakarams? 1 žiūri milijonas. 1 milijonas. Ką? 1 milijonas. Bet nupieštas, ne? Ant popieriaus lapų. Jo. 1 milijonas. Nu ką aš atsijungiu, Izabelė? Rimtai? Tai va. Ką? Rimtai? Taip atsijungiu. Jo, nu man reikia sviesto pasitepti. Tai tu įsivaizduok. Kur tau reikia sviestą pasitepti? Nu man sviestą čia trinu, supranti. Skauda šičia. Tai sviestą tepti? Tai aš ne tik sviestą, bet ir margariną į prarūgusį pieną trinu. Na. Tai įsivaizduok, tai prarūgęs pienas, ką jisai daro, žinai, kaip smirda, kaip muša kvapas, tai įsivaizduok, dujų kvapas. Ir iškart. Na. Gerai.